Labas rytas, mano brangus žiūrovėliai. Tai va, atsikėlėm, po pirmos 4 buvo. Po pirmos 4 buvo. Jo, tai dabar yra po pirmos 46, dar pauzės yra likę 17 minučių, 16 ką tik. 9:01, spaudžiam OK, spaudžiam startą. Kokį startą? Bitplakis į galvą įlindo. Spaudžiam OK, įsivedam šalies pradžią. Pradedam pamainą. Eisiu susidėsiu visus mergalkės prie to pačio. Bet hebryte, ką aš jums noriu papasakot? Aš manau, kad jūs juoksitės, karočią. Šiąnakt atsibundu prie žadintuvą, visas susistresavęs, pašoku iš lovas, atitraukiu užuolaidas į vieną pusę, į kitą pusę ir tada pradėjau po biškį atsibust. Ir atsisėdau čia, kur dabar sėdžiu ir pradėjau juoktis. Pradėjau juoktis pats iš savęs. Kodėl? Sapnavau, kad kažkas dviratį. Nu, vat pasąmonė yra tas, kad ir Belgijoje lenda tas priekabas, ir Prancūzijoje labai lenda. Ne? Ir sapnavau, kad kažkas vog dviratį. Problema yra viena, kad pavog dviratį yra 2 variantai. Prapjaut priekį tentą išsiimt dviratį arba išsikraut 40 tonų reduktorių, kad prieit prie dviračio. Tik tiek. Tai paskui atsisėdau ir pradėjau juoktis. Galvoju, jo haidį. Vat kaip yra pasąmonė užsifiksavo, ne? Tai va, iki Večikės ten, kur kraunamės reduktorius, yra tarpinis punktas, nes Olandijoje, man atrodo, nelabai bus kur sustot. Ar yra vienas parkingėlis berods? Keli parkingėliai yra. Bet prastovėsim Belgijoje valandžikę, nes tik tais nuo 9 valandų ryto galima Vokietijoje važiuoti. Pilotą užsakiau. Nežinau, kas atvažiuos ir kada, kaip, kur, kas skambina. Gal 8 valandą paskambins. Tikiuosi ne, nes 8 valandą aš greičiausiai miegosiu. Tai va, važiuosim. Dabar navigacija rodo, kad 4 valandos 24 minutės, ko aš netikiu. Čia iki to taško Belgijoje. Ir žiūrėsim, pravažiuosiu Namūrą, dar biškai pavažiuosiu, tada norėsiu pasidaryti normaliai pauzę kempingės ir žiūrėsiu, kiek davažiuosiu, kad biškai laiką pratemti. Ir viso. Tai vat, da vis prisimenu šiandien rytą, tai žiauru. Visas susišiaušęs, karočią plaukai pasistuoja. Čia prie langų, kurva gerklę paėšiu. Nesvarbu. Tai va, turiu šiandien davažiuoti iki vietos, Mirk atsikelk. Kažkaip. Ir viskas išsikraunu, tada šnekėsiu su vadybininku, kad karočią davai važiuoju į autohofą, į dušiuką. Ten yra kirpykla, norėčiau jų apsikirpti, bet ten nežinau ar priims, nes tam pastoja reikia užsisakyti laiką, nes tik tais pagal laiką priim. Ir jo. Tai va, šiandien manau atidirbsim kažkur 15 valandžikių. O kai bus, žiūrėsim, ne? Taip. Ką bus, taip žiūrėsime. Kažkaip reikia laikelį ištemti. Tai va, mano brangų žiūroviukai. Aš einu piltis kavytės, noriu dar atsigėti ramiai kavytės pirmą paduką, neskubant. Pažiūrėsiu biškį YouTube'čiką, vieną kitą vidosiuką žmonių. Ir pamiršau šaukščiuką į kavą įdėti. Žiūriu čia tokį, kur gaudo bolševikus, žalčius, kurių žmonių pinigus vak per telefoną. Va. Ir viso. Ir susitiksim jau laukia, kaip aš eisiu uždėti lempikių eisiu uždėti. Tai va, susitiksim laukia. Nu ką šakelė, einam, ne? Einam į lauką. Parodysiu, kur stovim. Vakar nebuvau išlipęs. Atsidarom savo jaščiką. Lempikas mano, užsimausim vieną pirštenikę.
Ir parodysiu trumpai, kur stovim ant kelio. Taip. Susidėsim lempikės ir viso. Tai gal kaip lempikės susidėt gal nerodysiu, ne? Tai va, apėrą apžiūrim, ar viskas veikia, ar viskas mirks. Dar kartelį. Kam įdomu. Susidėjom, sak. Aišku, Vokietijoje 4 nereikia, bet geriau turėti, aišku, kadangi 4 tas yra. Tebūnie. Padangos irgi visas vietoj. Tai va. Brišku ir lėksim. Ane? Kaip ir minėjau, 4,5 valandas beveik yra kelio. Tai žiūrėsim, kur darysime pauzytę. Aišku, aš norėčiau davažiuoti iki tos Večikės, sukti į aikštelę, pasidaryti pauzikę ir liekti tada link Olandijos, vėl susidėti taškus, dar sustoti užsipildyti kuro į Deso kolonėliai. Ir viskas. Ir būsim, kaip sakant, ready. Lauksim skambučio, iš tikrųjų reikia sulaukti skambučio iš piloto, nes ten nėra parkingo ant sienos. Olandija, Vokietija sienos nėra parkingo ir aš be palydos nenorėčiau važiuoti. Tai vat, tiek žinių iš Plėšnių. Ikiukas. Čia pažiūrėkit kaip cool. Naktis, nieko nėra. O čia, dabar jau minutė liko, minutė 30 liko. Neišeis taip pritrauk, kad rodytų. 2,5 minutės raudon šviesofors prieš kelio darbus, o judesio iš vis nėra naktį. Supras kaip nori. Didįjį blogį aš jau pravažiavau Belgijai, bet vis tiek parodysiu. Belgijai važiuojam vieni patys, taip priparkuotas mašinas, gerai čia va ant Baldiūro, viskas ok, čia ne ant Baldiūro ir jeigu aš daugiau pasiduosiu į dešinę, tai nuvarysiu visas mašinas ir dabar kaip tik lengvikė pravažiuoju. Aš tai važiuoju viens pats. Neturi pilotą, kad pristabdytų dar kažką, o belgai varo, žinokit, kiaurai ir nestoj, kol jam neužmirksėsi. Ir tai va, pamirksėjų vis tiek varo, karočią. O, ne, pasitraukė, žiūrėk. O, maladėts. Nes aš tikrai neturiu kur trauktis. Dėkoju tau labai. Tai va. Tai va kažkaip ir važiuojam. Dėl to nusprendžiau važiuoti naktį, kad būtų mažiau veiksmo, eismo ir taip toliau. Ir ramiau pačiam važiuoti yra. Va. Ir kaip tik va fūra parvažiuoja. Bet va, maladėts, sustojo, praleido. Nesigrūdo. Kažkaip keista, turbūt nebelgs už vairo, nes kiek yra tekę po Belgiją važinėti, tai yra belekai baisiai. Belekai. Tai vat, gerai, dedu kamerytę ir varau toliau iki mano pit stopo liko 67 km. Tai vat, 212 km, ar kiek ten dabar? Jo, 212 km ir nemažai laiko suvalgyta. Tai va, liko valandą kiem 4 ir žiūrėsim, kur galės. O, tu kurmi. Va, pažiūrėkit, kur važiuoja fūra ir man nėra kur trauktis. Gerai, Tai va, parleik negabarits. Aš va sustoju į kraštą. Įsijungiam avarinį ir praleisim. Nu kur? Kur lėki, blėt? Va, kur lėki? Nu, idiotai, blėt. Pažiūrėkit, va. Po ratais. Nu.
telefoną įkritęs, čia, normaliai. Tai va, aš sustojau, tvarkingai praleis, kad pravažiuotų. Vadinas, važiuoju normaliai, čia hebra važiuoju su degavaritais. Tai va. O mano pilotas jau rašinėjai. Kas čia, blemba? What the fuck? Netyčia mygtuką paspaudžiau. Vis išsijungia ir magija, ir ekrans. Žiūrėkit. Viskas išsijungia, matot? Tai va, rašo, jau manęs lauks, sakeis biškį pakimarint. Tai sakau, no problem. Gali kimarint, nes tik tais 9 valandą bus galima Vokietijai važiuoti. Kaip visi jau žinot, kas mano video žiūrit, kad Vokietijai nuo 6 ryto iki 9 mums važiuoti yra draudžiama. Tai va, ir mes 9 valandą susitinkam ant sienos. Nu, tikiuosi, dabar parašė, nežinau ką parašė, nes jis stovi muitinės aikštelėje kažkokie ant sienos, nu, tam parkingų kaip ir nėra. Va, ir jo aš jau paklausiu, sako, ar susitinkam ant autobano, ta prasme, kad aš važiuosiu, susiskambinam ir pasakau, kad aš parvažiuoju ir viso, jisai tik tai šoks man iš galo ir pajechali. Ar man reikia tą muitinės aikštelę važiuoti. Tai va. Gerai, čia jau yra be 15:06 ryto, prasideda veiksmas, labai daug eismo, nu kaip daug, bus toj čia veiksmo. Nes prasidės kaimeliai, miesteliai ir reikia žiūrėti iš tikrųjų, kur važiuoju, nes čia pakankamai siaura man išlent, kad nenudaužyti medžių ir stulpų, aš turiu eit pasitraukęs taip, nežinau kiek matos, kiek ne, ir aš išlendu į kitą kelio pusę, tai policija, parvažiuoju policiją, aš pasitrauksiu. Ne policija, o greitoji. Tai va, praleidom, lekiam toliau. Tai va, kaip ir minėjau, turiu biškį susikoncentruoti, žiūrėti, kad nieką neišvartyti, neuždaužyti. Taip jau lemputės esu vienas nudaužęs, kada čia per kelio darbus. Tai va, biškį neapskaičiavau. Ir buvo babach. Gerai, ikiukas. Na va, o kam buvo įdomu, čia yra maršrutas Vokietijai. Tep važiaunam, tep tiesiai per aplinkau ir atsiduram čia, kur reikia. Čia per Venlo važiuoti aišku negalima, nes dėl tilto. Ir tai va turim ir taip. Manęs pilotas laukia, nu čia tas, aš taip tikrai nevažiuosiu. Vienu žodžiu, čia važiuosiu užsipilti kuriuko, šičia va, o čia manęs laukia pilotas, nes čia yra siena ir jisai čia kažkur yra, bet mes susitiksim ant to. Tai vat, aš šitą tašką, man atrodo, nusiimsiu, nors ne, žinau kur pravažiuoti. Nu va, ir čia siena su Vokietija irgi prie vat. Tai vat, nu ką, atsigersim kavytės, dar 23 minutės pauzytės ir važiuosim, kaip sakant, pirmyn, stačiais papyčiais ir į priekį. Sveiki, sugrįžę namo! Neturiu kur pasitraukti, nes čia tik tais 2 juostos yra. Tai gera grįžti namučio. Iki vietos 81 km, bet čia yra, man atrodo, dėl kelio darbų kamštis. Nieko tokio, nu ką padarysi. Mano darbai kol kas neaiškus, kaip kas kur kame ir per kur per ką. Varysim šiandien į kirpyklą. Tai vat, varysiu į dušą ir aišku dabar susiplanavau viską ir viskas bus suminėjant. Kaip visada.
Tai va, varysiu iš Šelą autohofą, kur esu filmavęs kelis kartus. Ten vat stovėsiu ir ten iki kirpyklos netoli yra gal 5 km. Tai šauksiu ant dviračiuko, kučiuku. Pritylysiu biškį video. Į šitų kirpyklų apsikirpiškį. Va, ir išmėginsim kirpyklą, nes jinai pakankamai nauja yra, ten kokie metai laiko gal net yra. Tai va, aišku, aš biškį būčiau buvęs kalts, nes biškį išlindęs esu, dar viens parvarą su būtkė, varykit, ir viskas. Va, bet aišku, gražiai viskas yra pradaryta. Va, super, pažiūrėjau. Aš dabar atidarysiu ir bus viskas kuo puikiausiai. Tai va. Tokie reikalai, tokie planai šiandienai, o kai bus žiūrėsim ir kada tada išsikrausim, čia dar ne viskas aišku, nes nieks nežinau, į kurią halę reikia važiuoti. Tai va, kol kas tiek. Pažiūrėkit, kaip gražu. Opa, visi. Op. Aišku, čia mum negerai yra. Čia negerai yra. Deduks apsivertė, o taip va. Ir autobans yra neuždaryts, Hebra. Autobans yra neuždaryts. Viena juosta yra atvira, nors ir mašina apsivertus. Tai va, kaip atrodo kelio darbuose, visi stova ir gaisrinės viskas, greičiausiai dėl to ir iškvietė sraigtasparnį, kaip matėt. Kažkada davažiuos. Hebra atstovisi. Na ką, 11:30 ir mes atvykome į savo viečikę. Čia stovim, laukiam kaip ir visi. Aš visai užmiršau, kad aš atvažiuoju ne su paletėm ir man reikia laukti, kol leis į vidų. Nes su paletėm būdavo atvažiuoja, su tais rėmais mediniais arba metaliniais, ir iškart į vidų. O dabar tenka laukti, kol gausiu SMS žinutę ir važiuoti į vidų išsikrauti. Tai gali užtrukti. Bet labai gerai, pasidarysim dar ir pauzę. Super viskas. Nelabai. Ir va, varysiu į kirpyklą, susitariau. Sakė, priims. Tai labai gerai. Varau į autohofą, nusimaudau ir į kirpyklą. Bet aš jau džiaugiaus, kad nebus karščių Vokietijoje. Galvoju, koks 25, 23, viskas ok. Aha, 29 laipsniai. Pabėgau tatais iš Ispanijos nuo karščių į vėsesnį kraštą. Aha. Svajonė liks sveika. Tiesiog pasakėlę, kaip tik pasidarėm pauzę. Ir galim važiuoti vidų išsikrauti. Gražus Fordas. Taip, pastovim, reikia kažkai dabar išsukti. Gerai, lekiu. Išsikrauti ir pauzę. Nebūtų taigi be stebuklų. Tai ką. Išvažiavom ant gatvės, apsisukom ir grįžtam vėl atgal. Ne ta halė. Sako, ne. Sako, mes čia norėtumėm iškrauti, bet neturim vietos. Tai važiuok ten, kur ir kraunės. Gerai, sakau. Akis, karačia, prakailio pribėgusios. Turim 30 minučių iki parkingo davažiuoti. Kaip bus, neįsivaizduoju. Ir dar čia, karačia, užkišta yra. Turkai visokie, karačia. Vienu žodžiu. Tai kaip reik? Kaip reikia išvažiuoti? Tiksliau 26 minutės, 25. O, dievai, gerai pasitraukščiavas. Turks. Svarbu, kad kabinas nenuneštų. Karačia, 22 minutės rodo. 9 kilometrai. 22 minutės, aš turiu 24 minutės. Va. Ir dar čia, karačia, stabdo. Negaliu, karačia. Negaliu visą laiką, kai skubi visą laiką taip yra.
Visada koks lunatiks turi išlyst. Jolki palki. Nu ką, nusimaudėm. Visiems dėkoju, kas žiūrėjo iki pat galo, o dabar aš lekiu iki miestelio ir į kirpyklą. Ar dar pratęsiu vidosiuką, nes šiandien nieko gero neparodžiau. Davai pratęsiu vidosiuką, ne? Davai, žiūrėkit, ilgai nebus. Skirpam, pasigražinom biški ir viskas, šitas epizodas baigės. Ačiū visiems dabar tikrai, kas žiūrėti iki galo. Tikrai visiems ačiū, kas žiūrėti iki galo. Nors netikiu, kad yra tokių. Tai ačiū visiems, susitiksim naujame epizode. Ikiukas.